Pradžiai išsiaiškinkime, kas neskaitė Patanžalio jogos sutrų, kas neskaitė, pakelkite ranką. Nieko savo. Taip ir yra. Jūs vėl tampate susikūprinę, vėl tampate štai tokie, pas jūs vėl niekas nesilenkia, verta tik neužsiiminėti savaitę. Patys puikiai žinote. Šiek tiek užmetėte ir viskas, vėl iš naujo reikia pradėti. Prisiminkite tą energijos būseną ir tą aiškumo ir ramybės būseną, kuri būna pas jūs po praktikos. Ir paskui, kai iškrendate iš jos, jūs suprantate, koks košmaras. Ir ta būsena jūs motyvuoja grįžti ten. Paskui savo ačiū pasakysite, kaip imate save ir nešate į salę. Tai jūsų protas su jumis bandys susitarti ir sakys, aš įprastai tai dariau vakarais? Pavyzdžiui, filmą žiūrėjau, taip? Žiūrėjau filmą vakare. Jeigu kažkas pas jūs pasireiškia, panaudokite tai geroviai. Jeigu to nedarote, reiškia, jogos dar nesupratote. Namaste, draugai, malonu jūs matyti centre Pranam. Šiandieną pas mus paskaitos tema asanos ir meditacija, kuri iš vienos pusės tikriausiai skirta labiau pradedantiems praktikams, kurie pažindinasi su joga, ir čia pas juos atsiranda daugybė galimybių, kuo užsiimti. Galima užsiimti kvėpavimo praktikomis, galima užsiiminėti meditaciją, galima užsiiminėti asanomis. Žodžiu, Patanžalio jogos sutros visame grožyje, visa aštuoniapakopė joga. Ir kyla klausimas, kuo užsiiminėti? Vienas iš labiausiai paplitusių klausimų, nes laiko nelabai daug, taip? Ar daug? Ne? Laiko jogai nedaug. Todėl kyla klausimas, o kuogi užsiimti? Pradedame vardinti, kas mums... Netgi ne. Kas labiau efektyvu? O protas pirmiausia pradeda galvoti, o kuo man užsiimti tokiu, kad ir nelabai sunku būtų, ir kad aš neva paužsiiminėčiau, ir tuo pačiu laiku padariau žingsnį arčiau nušvitimo. Arba prie kažkokio kito jogos tikslo. Pažiūrėkime. Pradžiai išsiaiškinkime, kas neskaitė Patanžalio jogos sutrų. Kas neskaitė, pakelkite ranką. Nieko savo. Taip, tada pas jūs nėra kur užsirašyti. Tuomet pirmas punktas – perskaityti Patanžalio jogos sutras. Žinoma, su komentarais. Kam tai reikalinga? Tada jūs tiesiog suprasite, ko iš jūsų nori, kai jūs ateinate į jogą. Nes kai jūs nežinote, taip sakant, pagrindinės dalies, užsiiminėjate ir išeinate ir viskas. Kai jūs suprantate, ką turėjo mintyje Patanžalis, Sarasvati, ką turėjo mintyje Hatha Yoga Pradipikos autorius ir daugelis šiuolaikinių jogos knygų, ko jie iš viso iš jūsų nori. Tiksliau, jie iš jūsų nieko nenori. Jie nori, kad jūs suprastumėte, kad joga tai ne fiziniai pratimai ant kilimėlio. Tai pirma. Antra. Patanžalio jogos sutros – tai klasika, kaip vadinasi chrestomatija, kaip mokykloje vadovėlis, tai kai užsiiminėjate jogos salėje, pas jūs vadovėlis, tai Patanžalio jogos sutros. Žinoma, su komentarais skaitome. Pirma, ką sužinome, kad yra aštuoniapakopė aštanga joga. Ašta 8, ji sudaryta iš 8 dalių. Visi mes prisimename, taip, jama niyama, asana pranayama, pratyahara dharana, dhyana samadhi. Ir labai svarbu su jais susipažinti, kas dar neskaitė, kas dar nepažįstamas, ir suprasti, kad jie visi tarpusavyje susiję. Iš vienos pusės, tai prieš mus yra kaip tam tikri laiptai, pirmiausia. Žinoma, visi eina pradžioje į salę ant kilimėlio ir atpalaiduoja įsitempusi kūną. Tai tipinė situacija, nes dauguma problemų, kurios mus priveda, tai kažkokios problemos su sveikata, kažkokios mūsų galimai ambicijos, nes mes matome lanksčius ir jaunus žmonės, gerai sudėtus ir taip pat norime galimai taip atrodyti. Dar kažkokie dalykai, kurie jūs motyvavo, tačiau jie kol kas paviršutiniai. Jūs norėtumėte kažką savyje pakeisti arba laikytis kažkieno pavyzdžio, kad pagerinti savo būseną. Ir toliau kyla klausimas, kaip tai daryti.
Įprastai, kas neskaitė Patanžalio jogos sutrų, jie pradeda nuo asanų iš karto. Asanos tai trečias jogos laiptas. Apie jamą nijamą visi žinote? Net tie, kas neskaitė, turbūt girdėjote, žinote, galbūt paskaitą žiūrėjote. Tiesiog atkreipiu jūsų dėmesį į pirminį šaltinį, kad jūs perskaitytumėte ne kažkieno versiją, o sakykime autoriaus versiją. Na, ne autoriaus, o to, kas sudėjo. Nes tie patys jama nijama, jie žmogui pakankamai natūralūs. Tai teisingas elgesys, tiesiog ne to žodžio prasme. Ir tai labai svarbu. Tai jūsų sėkmingos jogos praktikos pagrindas. Jūs paklausite, kodėl. Juk galima puikiai užsiiminėti tempimais ant kilimėlio ir gauti rezultatą. Taip, atsisėsti iš pagatą, padaryti gražų selfį, sulieknėti, sutvarkyti savo išvaržą kur nors. Galima juk, taip? Ką mums jama nijama? Tačiau iš tiesų tai svarbu. Jeigu jūs pradėsite nuo pradžių, kaip sakoma, grįžtant į pagrindus, etiniai ir moraliniai punktai, jama nijama, jie būtini. Jie iš viso privalomi, būtini adekvačiam gyvenimui. Tai yra, jūs sakote, prisimenate, kas yra jama nijama. Ir jūs tuomet turite natūraliai suprasti, kad žmogus, kuris nesivadovauja šiais principais įprastame gyvenime, net be jogos, pas jį nebus adekvataus gyvenimo. Jis gyvens, stengsis gyventi kaip vartotojas, kaip egoistas. Ir tai sakau ne apie visiškai negatyvų atspalvį, o kaip fakto konstatavimą. Nes pasaulis aplinkui pakankamai agresyvus, teisingai. Ir dažniausiai žmonės nori kažko tik dėl savęs. Ir nuo to kyla visos problemos. Visos problemos nuo to, kad žmonės nori kažką gauti dėl savęs. Ir kaip taisyklė, jie nori tai gauti labai daug. Taip. Arba tai, ko šiame etape jie nenusipelno. Ne ta prasme, kad jie kažkokie blogi, o tame, kad kažką gauti, reikia pridėti pastangas. Apie tai mums sako karmos dėsnis. Ką mes turime, tai lygu sumai tų pastangų, kurias mes kažkada dėjome mūsų praeitose gyvenimuose. Taip pat ir šiame gyvenime. Todėl ne viskas prarasta. Ir kai sužinosite apie jamą nijamą, kodėl jūsų praktika tampa efektyvi? Ji neduoda kaip bonuso lankstumui, tačiau ji leidžia padaryti taip, kad tie efektai, ta energija ir tie pokyčiai, kuriuos jūs gavote nuo užsiėmimų joga, bet kurios asanų, meditacijos, praktikų, pranajamų, kad ši papildoma energija jums eitų į reikiamą kryptį. Suprantama, taip? Štai kodėl dar kartą atkreipiu dėmesį į pirminius šaltinius. Prašau būtinai perskaitykite, kas neskaitėte, pasirašykite savo punktą. Beje, jie labai įdomus. Aš rekomenduoju komentarus Sarasvati, kuris leidžiamas ir perleidžiamas. Jis netgi yra pas mus kažkur parduotuvėje. Lengva rasti elektroninį, popierinį variantą. Būtinai perskaitykite. Kai pas jūs bus viduje šis bagažas, jūs jau gavę efektą nuo jogos, nešvaistysite jo tiesiog taip. Jūs pradėsite galvoti. Ir tai svarbiausia. Grįžkime prie to, kuo mums iš tiesų užsiiminėti. Mūsų rėmuose, kurie apriboti laiku. Kai norime to užsiimti. Iš tiesų reikia užsiiminėti jogoje palaipsniui viskuo. Žinoma, galima įsivaizduoti tai kaip laiptus arba kaip kopėčias. Kodėl? Nes apie jamą nijamą su jumis jau pakalbėjome. Asanos padeda mums atpalaiduoti įsitempusi kūną. Su įsitempusiu kūnu iš viso sunku gyventi, teisingai. Ne tai, kad ten asanomis užsiiminėti. Aš jau nekalbu apie tai, kad sėdėti su tiesia nugara, ilgai ir ramiai ir panirti gilyn į save. Tai bus sudėtinga. Įmanoma, bet sudėtinga. Be to, asanos yra pats paprasčiausias instrumentas pakeisti energiją. Jeigu jūs galite pasakyti meditacija, tai labai sudėtinga, arba pas mane nėra laiko ilgai daryti pranajamas, kažką panašaus. Tačiau asanos tai visiems paprastas ir suprantamas grubus instrumentas energijos perdirbimui. Jūs paužsiiminėjote, jūs ant kilimėlio pakankino, jums tapo lengviau, teisingai? Iš pradžių sunku, paskui tapo lengviau vis tik. Taip, jūs ne veltui dėjote pastangas, kažkas įvyko. Jūs nebūtinai tapote supermenu arba superwoman, gavote tą lankstumą, tačiau jums tapo lengviau. Jūs per savo grubų kūną pakeitėte savo visų kūnų būseną, įskaitant subtilius, kenčiant askezės, savanorišką apribojimą,
Jūs tokiu būdu sublimavote energiją ir su praktikų pagalba bandote pakelti ją į viršų. Tai yra joga, o ne tai, kad jūs atėjote iššvaistyti laiką ant kilimėlio vakare arba tiesiog už kompanijos. Na, tai ilgam neveikia iš tiesų. Taigi, panagrinėkime ryšį. Dabar neliesime kažkokių gilių dalykų, tokių kaip samadhi. Panagrinėsime įvairių praktikų ryšį. Kai mes atliekame asanas ant kilimėlio, dėl mūsų svarbu kvėpuoti. Teisingai. Svarbu kvėpuoti. Prisimenate apie kvėpavimą, kai darote asanas, ar pamirštate? Ar jums sako, pakelsime koją, o paskui pakelsime dar vieną koją, o paskui pakelsime ranką ir jūs taip užlaikite kvėpavimą. Apie kvėpavimą reikia prisiminti. Kvėpavimas svarbi sudedamoji praktikos dalis. Jeigu jūs asano atlikimo metu išmoksite kvėpuoti lygiai, taip pat kaip ir kvėpuojate be asano atlikimo, praktika bus daug efektyvesnė. Kvėpavimas – tai pranajama. Tačiau mes dabar asanas nagrinėjame taip. Kvėpavimas svarbus asano atlikimo metu. Taip. Koncentracija svarbi asanos praktikos metu. Taip. Jeigu pas jūs nebus koncentracijos, jūsų energija kur nueidinės? Ten, kur ir jūsų dėmesys. Jūs čia prakaituojate, o jis ten kažkur nuteka. Ir ką jūs gausite? Nieko negausite. Jūs galvojate apie kažką išorinio ir tai palaipsniui jūs ras ir kažkur iš šono nutekėjo, nubėgo. Be to, jūs rizikuojate gauti kažkokią traumą, jeigu būsite nedėmesingi. Tai labai išskirtinis retas atvejis, tačiau būna, nes yra žmonės, kurie asanas atlieka taip, ir mokytas net nespėja kažko pasakyti ir jie jau save į mazgą susuko. Taip, taip pat būna. Dėmesys super svarbus taip pat. Prisiminėte, taip, kvėpavimas ir dėmesys, be viso to. Asano atlikimo technika suprantama svarbi. Sustokime ties ją kuriam laikui. Kas liečia asano atlikimo techniką, kokie pas mus egzistuoja pasiteisinimai, kad neužsiiminėti. Tai dėl manęs per sunku. Pats mylimiausias. Turbūt tai sunku, turbūt tai visai ne mano. Internete paveiksliukus piešia, ką jie ant kilimėlio daro. Ką svarbu prisiminti? Pirmiausia, viskas palaipsniui. Antra, reguliarumas praktikoje. Mes šiek tiek vėliau atskirai aptarsime šį momentą. Trečia, nesvarbu, kaip jūs dabar darote. Jeigu jogos mokytojas geras, jis jums paaiškins, kad egzistuoja įvairios asanų variacijos. Egzistuoja visada bazinis variantas. Ir kai jūs atliekate bet kokią asaną, neturite žiūrėti į kaimynus ant kilimėlio. Tuo labiau mokytoją. Ką ten į jį žiūrėti? Vieną kartą pažiūrėjote, prisiminėte ir jau galite klausyti. Juokauju žinoma, bet iš tiesų, nes kartais 20 kartą sakai, atliekame mardžarijasaną ir žmogus žiūri į tave, galvoja, mardžarijasana juk, arba ten pusiau trikampis. Štai, laikas daryti. Imkite ir darykite. Dėmesį į savo vidų, darykite tą variantą, kuris duos jums, daleiskime, 70-80% diskomforto. Ne 100%, kad savęs konkrečiai nelaužyti. Geras toks diskomfortas ir dinamiškai ar statiškai užfiksavote, kvėpuokite, kentėkite. Mokytojas sako, prašau pakentėkite, dar šiek tiek reikia. Reikia pakentėti šiek tiek, taip? Todėl asano atlikimo metu technika. Taip. Nepergyvenkite, jeigu kažkas nesigauna. Darykite taip, kaip gaunasi dabar. Jeigu pas jūsų kaimyną ant kilimėlio viskas gaunasi labai gerai, visiškai ne problema. Jam reikia daugiau pastangų pridėti savo, kad pas jį būtų diskomfortas. Suprantate tai? Taip. Kuo geriau jums gaunasi asanos, tuo jums sunkiau gauti savo diskomfortą. O gauti savo diskomfortą atliekant asaną, tai būtent tai, ką reikia daryti. Kaip tai beatrodytų juokingai, taip? Todėl džiaukitės, kad jums kol kas kojos nesilenkia. Ar ten kažkas skauda, kad jums užtenka vos. Pastatėte ją į priekį ir iš karto jį pradėjo skaudėti. O kažkam reikia į špagatą sėsti, kad rimtai prasitempti. Ir pas jį bus tokie pojūčiai, kaip ir pas jūs. Tačiau jam reikia gerokai daugiau padaryti. Todėl tai gera naujiena jums. Pas jūs viskas labai gerai iš tiesų. Ir ateityje viskas gerai. Ir dabar viskas gerai.
Todėl tai visiškai normalus lygis. Iš kitos pusės, nereikia savęs tik tuo apriboti, kad padariau šiek tiek pakvepuosiu, pakentėsiu, vis tik duokite savo gerą diskomfortą, tačiau nesijaudinkite, kad jums dabar nesigauna kažkas. Jums gausis prie tam tikrų sąlygų. Šiek tiek vėliau prie to grįšime. Taigi, su asnomis išsiaiškinome, jos susijusios ir su kvėpavimu, ir su koncentracija. Teisingai? Einame toliau. Pranajama. Kad daryti pranajamą, o taip pat ir meditatyvinės praktikas, ko reikia? Tiesi nugara, žinoma. Reikia atsisėsti su tiesia nugara. Nebūtinai padmasna, apie padmasną mes beje kalbėjome maždaug prieš 2-3 savaitės, 3, ne taip seniai. Pas mus buvo paskaita apie padmasną, galite pažiūrėti įrašą. Mes nagrinėjome įvairius gyvenimiškus niuansus. Tam, kad atlikti tolimesnį etapą, pranajamą, reikia sėdėti su tiesia nugara. Tam jums reikia atpalaiduoti klubus, ištempinėti kojas, stiprinti nugarą ir ne tik, kad stiprinti, o visų pirma, daryti ją tiesia. Sėdėti su tiesia nugara jūs negalite ne tik dėl to, kad jūs negalite sėdėti, o todėl, kad jūs pripratote, kad nugara susirietusi visą laiką, ji silpna. Jūs nekreipiate dėmesio, kaip jūs vaikštote, kaip jūs sėdite darbe, ypač kas daug sėdi. Tai va taip, kur ten tiesi nugara, nėra jos. Todėl sako, o atlikime paščimotanasną, ištiesname kojas ir iš karto norime nukristi atgal. Negalime ir štai taip pasėdėti. Kai taip ir galite ramiai pasėdėti, pasidžiaugsite. Tai reiškia, kad jums gaunasi. Gerai. Sėdėti svarbu. Taip, tam reikia atpalaiduoti kūną. Daryti asnas. Tai yra pranajama susijusi su asnomis. Kad daryti pranajamą, jums reikia kaip minimum šiek tiek padirbėti su savo kūnu, kad jis suprastų, ko jūs iš jo toliau norėsite, kad jis pasėdėtų. Nesvarbu, kokioje asnoje, su tiesia nugara ir toliau užsiiminėti kvėpavimu. Koncentracija pranajamos atlikimo metu svarbi? Svarbi. Meditacija, pratyahara, dharana, dhyana ir taip toliau. Savaime suprantama, jūs turite jau turėti ir atpalaiduotą kūną, nes jeigu jūsų kūnas maišys, jums bus labai sunku susikoncentruoti. Šiuo atveju pas jūs koncentracija yra pagrindinis momentas. Tai ne papildomas momentas, o pagrindinis. Todėl jam meditatyvinių praktikų metu skiriamas pagrindinis dėmesys. Todėl mes turime ne tik mokytis sėdėti, o išmokti sėdėti taip, kad mūsų kūnas daugiau mažiau nejaudintų. Tegul tai bus pirminiuose etapuose kažkokie propsai, kažkokie pledai, dar kažkas. Paskui nuo jų palaipsniui turite atsisakyti. Pirminiuose etapuose tai gali būti. Tai gali būti, kai keliai žiūri į viršų, tegul dar kažkas. Padėkite savo šiek tiek, nes kai yra praktika, svarbu užsiiminėti praktiką. Ir kai jūs užsiiminėjate meditaciją, jūs turite išmokti savo lygyje sėdėti su tiesia nugara. Žinoma, tam reikia užsiiminėti asnomis, kad pajaustumėte savo kūną, kad jis iš viso gali normaliai sėdėti, teisingai. Sėdėdami ofise ant kėdės, jūs to nepajausite. Jis mažo to, kad sukasi, jis dar į visas pusės juda. Kokia ten tiesi nugara? Joje iš viso neįmanoma sėdėti, o kojų pakelti iš viso nėra kur. Maišo porankiai. Paimkite savo kietą kėdę ir mokykite sėdėti. Iš tiesų. Padarykite savo normalią kėdę ir treniruokitės palaipsniui sėdėti, kur jūs sėdite. Tai iš tiesų labai gera tema. Kai jūs, jeigu pas jūs sėdimas darbas, bent jau po vieną koją arba abi užkelkite ant kėdės. Raskite savo patogią kėdę ir palaipsniui treniruokitės. Pas jūs joga tęsis be kilimėlio. Aš jau nekalbu apie kažkokią mankštą ar kitas savikontrolės rūšis. Taigi, kuo toliau praktika, tuo daugiau dėl jos ir... Ne tai, kad daugiau. Tačiau, suprantate, visi šie 3 laiptai susiję. Todėl iš vienos pusės mes, žinoma, palaipsniui augame, priaugame, kaip įprastai būna. Žmogus užsiiminėja ir toliau jau jam ateina laikas į retrytą. Jis kol kas nesupranta, kad jam laikas į retrytą. Tai logiškas veiksmas, analogiškai joga sudėta būtent 8 pakopose, nes tai atitinka palaipsnišką sąmonės darbo vystymasi. Suprantate, taip?
Iš pradžių žmogus ateina ant kilimėlio tiesiog užsiiminėti kūnu, paskui jis supranta, kad dar yra ir energija. Jis ją pradeda jausti, jis pradeda ją jausti ne tik ant kilimėlio, jis pradeda jausti savo energiją, aplinkinės erdvės energiją, kitų žmonių, palaipsniui pradeda reaguoti. Paskui pas mus eina pranajama. Tuo momentu, kai žmogus pradeda jausti energiją, jis supranta, kad su pranajamos pagalba galima dirbti su energija gerokai intensyviau. Toliau jis pradeda kelti energiją ir pas jį palaipsniui keičiasi sąmonė. Jis galų gale supranta, kad visos problemos ir visi klausimai ir atsakymai yra jo viduje. Ir kad tęsti vystytis ir pradėti iš tiesų spręsti visus savo klausimus, nes iki to laiko jis bandė juos išspręsti kažkokiais išoriniais būdais. Kaip įprastai, kaltas kažkas ten, tačiau ne aš. Štai aplinkui viskas ne taip. Štai viskas, kas tik nori. Aš ne aš ir karma ne mano. Teisingai juk. Ir mes bandome kažkur išorėje išspręsti šias problemas. Tačiau, kai mes palaipsniui evoliucionuojame ir prieiname prie vidinių praktikų, pradedame suprasti jų būtinybę. Nes kol neišsiaiškinsime su savimi, ką reiškia, kol neišsiaiškinsime su savimi? Kol nepradėsime atsakinėti į klausimą, kas aš, dėl ko aš čia, kodėl aš toks, kodėl aplinkui mane tokia situacija. Visi atsakymai viduje. Kas iš jūsų buvote vipasanoje? Patvirtinate? Po vipasnos jūs supratote, kad atsakymai viduje. Na, jūs supratote, kur reikia kastis. Tapo aišku, taip? Kas dar kėlė ranką? Taip. Žinoma. Taip. Na, žodžiu, kas buvo, jūs supratote. Kodėl jums ten reikia? Kodėl? Atsiskyrus, užsiiminėjant praktiką, keliant energiją, jūs pradedate pažinti save. Ir kaip šiame procese pasireiškia atsakymai į jūsų klausimus, kurie iš tiesų atsakymai, o ne kažkokie laikini sprendimai, kurie iš tiesų neišspręs klausimo. Na, pas mus kol kas buvo vipasanoje mažai, kukliai. Rekomenduoju. Taigi, grįžtame prie jogos sutrų laiptų. Tai sąmonės evoliucijos laiptai, taip galima pasakyti. Žmogus supranta, jis jau eina toliau gilyn. Tačiau iš kitos pusės, jeigu mes lauksime, kol pas mus įvyks padmasana, kol mes galėsime sėdėti ten 2 valandas su tiesia nugara ir daryti kvėpavimų užlaikymus, po kiek ten? Po 2 minutės. Kol galėsime daryti kvėpavimų užlaikymus, po 2 minutės, iki to gali praeiti labai daug laiko. Nes dažnai laikas, kol mes dar nesuvokiame, kol pas mus dar labai daug išsiblaškimų, laiko iš tiesų yra pas visus, tačiau jūs neteisingai išvaistote. Patikėkite. Jūs kol kas, kaip sakoma, kol nepabandysi, tol nesuprasi. Prioritetų klausimas, tačiau mes dabar apie kitką. Pas jūs neužteks gyvenimo praeiti per visus šios laiptus. Tai faktas. Su retomis išimtimis. Kai kažkokia super gera karma arba kažkokia milžiniška praeities patirtis. Tai tiesiog nerealu. Ypač vidutiniškam žmogui, pas kurį daug socialinių pareigų, darbas. Normaliam žmogui praktiškai pas visus yra. Net pas jogus labai daug pareigų ir asmeniniai jogos praktikai laiko ne tiek daug. Todėl, ką reikia daryti? Grįžtame prie pradinio klausimo, kuo užsiiminėti. Reikia užsiiminėti viskuo. Kaip užsiiminėti viskuo? Kas žino? Visi nesikuklinkite, pakelkite ranką, sakykite variantus. Palaukite. Kaip jūs? Štai atėjote ant kilimėlio. Aš sakau jums, reikia užsiiminėti asanomis, pranajama, meditacija. Ką darysite? Kuo užsiiminėsite? Pirmadienis asanos, trečiadienis pranajama. Nuosekliai. Teisingai. Dar kokios versijos? Pašalinti nereikalingus darbus, išstatyti prioritetus. Taip pat teisingai. Iš tiesų norėjau pasakyti apie šiek tiek kitką.
и 15 минут подышать. Ну, к примеру. Да, как вариант. Taip, kaip variantas. Совмещать с повседневной жизнью, с повседневными обязанностями. Стоишь, готовишь. Пусть дерево. Это так это... Артха Чандрасана, да? Tai Ногой Артха открываешь кран, Čandrasana. рукой Koja помещаешь atidarai кастрюлю. kraną, ranka pamaišai puodą. Taip. Хорошо. Я Gerai. сейчас, на самом деле, хотел Dabar norėjau šiek я tiek другое apie сказать. kitką pasakyti. Вы должны Jūs turite sukaupti накопить patirtį опыт во всех этих visose практиках. šiose praktikose. Visų pirma, įvaldyti šios įvairius instrumentus. Не обязательно быть Nebūtinai, kad būti juose super specialistu arba ten super sitchu. Jūs turite tiesiog mokėti daryti praktiką, žinoti, kaip jos atliekamos ir mokėti jas atlikti. Todėl kurį laiką jas reikia atlikti. Ir antra, jūs turite išmokti suprasti, kada kuo jums reikia užsiiminėti. Suprantama, taip. Jaučiate, kad su kūnu visiškai bėda, eiti ant kilimėlio. Jaučiate, kad daugiau, mažiau viskas gerai. Užsiimkite vidinėmis praktikomis. Logika suprantama. Todėl niekas to nepasakys jums, kuo jums reikia užsiiminėti. Jūs turite būti pakankamai reiklus, o dėl to, ką reikia daryti. Užsiiminėti jogą. Pakelkite energiją ir tuomet galėsite į visą tai adekvačiai pažiūrėti. Be skubos, be kažkokio išankstinio nusistatymo ir suprasti, be tokių, aš paužsiiminėsiu tuo, kas lengviau. Svarbiausia pas mane yra ši valanda. Atsėdėsiu, atsikankinsiu ir išeisiu. Ne tuo, kas lengviau. Ne tai, kad atsėdėti užmerktomis akimis, o užsiiminėti būtent tuo, kuo jums šiandieną, būtent jums šiandieną bus efektyviau užsiiminėti. Suprantama? Taip? Tai yra, jūs tapote kvalifikuotas praktikas, sukaupėte praktiką, įvaldėte šios instrumentus. Nebūtinai įvaldyti tūkstančius instrumentų. Taip? Visas jogos rūšis, visas pranajamų meditacijų rūšis, bent 2-3. To jums bus daugiau nei pakankama. Parinkite savo praktikas, kompleksus hatha jogos arba asnų rinkinius, asnų blokus. Visą tai nesudėtinga padaryti. Mes reguliariai užsiiminėjame, jūs patys puikiai matote. Parinkite savo tam tikras pranajamas, keletą paplitusių pranajamų. Jų iš tiesų yra pakankamai gerų, veikiančių, su užlaikymu, be užlaikymo, nesvarbu. Parinkite savo 2-3 meditacijos praktikas, tai kas jums geriau veikia. Svarbu, kad pas jūs būtų šis bagažas. Ir tai darote. Ir tuomet jūs judėsite vienu metu. Pas jūs vystysis visos pusės. Todėl, kuo užsiiminėti, į klausimą atsakėme, tikiuosi. Užsiiminėti reikia viskuo. Ir jūs turite mokėti ir suprasti, ko jums reikia. Klausyti savo kūno, klausyti savo energijos, stebėti savo proto būseną, ką ir kur jums reikia pakoreguoti. Todėl ir taip, prašome kombinuoti. Puikus variantas. Paužsiiminėjote asnomis, pakeitėte energiją ir tuomet pradedate ją toliau kelti, sublimuoti su pranajamos pagalba. Daleiskime. Atpalaidavote, pradirbome kūną, mankštą padarėte, kūnui pasidarė lengviau. Būna atveju, kai ryte lengviau atsikelti ir iš karto atsisėsti, kol jis dar neišjudino savo radžaso, kol jo kūnas dar kol kas ramus po prabudimo. Būna ir tokie atvejai. Na, dažniausiai atvirkščiai. Kūną pradirbote, atpalaidavote, mantrą atsisėdote pakartoti, mantrą om. Dabar mes mantrą om kartosime. Arba daleiskime atsisėdote pamedituoti. Kas liečia atskiras technikas, tai jau atskira tema. Grįžkime prie reguliarios praktikos. Tai tikriausiai pats svarbiausias momentas, kuo jūs be užsiiminėtumėte. Jeigu jūs tai darysite greitomis, šuoliais ar intensyviai, pavyzdžiui, atėjote į seminarą, pakankinote save 5 valandas arba retryte 8 valandas, taip, intensyviai paužsiiminėjote ir paskui savaitį pamiršote apie hatha jogą iki kito seminaro sekmadienį. Tai neveiks. Na, įsivaizduokite, pas jūs, daleiskime, siauras energetinis kanalas, šiek tiek primetė ir pamiršo, jis vėl susiaurės. Jį reikia reguliariai pramušinėti, kad jis nesusispaustų. Analogija suprantama, taip? Kaip mes pramušinėjame mūsų blokus, taip vadinamus, kaip mes keliame energiją, štai dėl ko reikia reguliariai užsiiminėti palaipsniui, palaipsniui, palaipsniui. Tas pats, kas ir kūnas. Neužsiiminėjai, kūnas iš karto susivaržo.
Ну, а так и есть. То есть вы Jūs опять vėl становитесь tampate голым, susikūprinę. вы опять становитесь Tokie, таким, pas jūs vėl вас опять niekas вернется. Стоит только nesilenkia. заниматься, да, недельку. Verta vien tik Вы сами nepaužsiminėti себя savaitę. Patys Немножечко puikiai žinote. забросили, и Šiek всё, tiek и опять apleidote заново ir начинаете. viskas. Vėl reikia iš naujo pradėti. И это на самом деле хорошо. Iš Поэтому tiesų tai регулярность gerai. это самое главное, Todėl чем reguliarumas занимаетесь. tai svarbiausia, Dalį kuo mes возникает beužsiminėtume. Toliau kyla Но klausimas. регулярно себя заставить заниматься. Reguliariai save priversti Это самая užsiminėti, главная аскеза. tai svarbiausia Аскеза, askezė. она не в том, чтобы Askezė ne tame, kad ноги pakentėti тянутся ten, там или там kojos tempėsi ar ten, ум там беспокоится, а protas аскеза в neramus, том, чтобы посадить o себя, askezė tame, да, и kad постоянно pasodinti ещё save постараться ant kilimėlio, найти для себя reikia dar мотивацию. pasistengti, Да. rasti dėl savęs Ведь motivaciją, сколько taip, альтернатив o juk прекрасных, kiek сейчас вообще alternatyvų весна. puikių. Dabar iš viso Это pavasaris. кошмар просто весна. Вы знаете, Tai вот tiesiog людей просто košmaras, обострение pavasaris. весны, это не шутка. Žmonėms pavasarinis paumėjimas Я tai ne раньше juokas. думал, ну, Aš что anksčiau такое galvojau, весеннее kad tai обострение, juokas ничего подобного. kažkoks, pavasarinis Весной paumėjimas, статистика, люди nieko начинают panašaus. больше, чем обычно. Statistika. Pavasarį То есть žmonės они pradeda начинают- krėsti они забывают kvailystės вообще про dažniau nei įprastai. Jie Начинают pamiršta развлекаться iš по viso полной apie программе. viską ir pradeda потом linksmintis будет. pagal pilną programą. Tačiau paskui jiems Потом bus будет тяжко, blogai. потом придется всё Paskui заново bus сначала. sunku. Знаете, вот, Vėl viską iš naujo reikės был такой praeiti. товарищ Сизиф, Žinote, да? buvo toks Вот, žmogus, чем он Sizifas. Prisimenate, kuo jis užsiiminėjo? Да. Akmenį stumdė į kalną. Он толкал, а потом Stumdė, o paskui paleisdavo ir jis atgal nusirisdavo. Это вот примерно вот как Tai Сизиф. panašiai kaip Sizifas. Наступила весна, Atėjo pavasaris, обратно выпрямишь, akmuo nukrito atgal, žmogus nubėgo kažkur, а потом опять его надо o paskui vėlgi опять reikia снизу тащить. vėl iš И вот опять apačios заново начинать. stumti į Регулярная viršų практика, все ir эти vėl цикл iš naujo послушайте. pradėti. Reguliari Более того, praktika visus šios никогда klausimus вы не išspręs. пожалеете на то, чтобы Be to, jūs niekada nepasigailėsite to, kad panaudojate laiką на практику. sau Никогда. Вы praktikai. можете пожалеть Niekada. о чем-то еще. Jūs galite gailėtis dėl kažko, kad ten kažką dar padarėte, tačiau dėl to, kad panaudojate laiką praktikai, niekada nepasigailėsite. Kodėl? Nes praktika duoda kokybišką pokytį jūsų viduje, tuos pokyčius, kurie pas jūs pasiliks. Tai ne tie įspūdžiai, kurie saulė nusileido, viskas, jie pasibaigė, visi dienos įspūdžiai, jie išskrido. Torčiuką suvalgėte, po 2 valandų nuo jo nieko neliko. Na, aš juokauju. Tikiuosi analogija suprantama. Kai jūs paužsiiminėjote praktiką, jūs gavote tą patirtį, kuri su jumis pasiliks visada. Ir jūs visada grįšite prie šios patirties. Kai jūs retryte arba kai jūs darote gerą praktiką, kai jūs jaučiate efektą, jūs jį prisimenate ir kitą kartą jau orientuojatės į jį, einate į jį. Suprantate? Jūs prisimenate tą energijos būseną ir tą aiškumo ir ramybės būseną, kuri buvo po praktikos. Ir paskui, kai jūs iškrentate iš jos, jūs suprantate, koks košmaras. Ir ši būsena jūs motyvuoja grįžti ten. Ir ši praktikos patirtis, būtent ji pas jūs persineš į būsimą gyvenimą. Būtent ta jūsų energijos būsena, jūsų energijų, jūsų kanalų. Būtent šis energetinis įspūdas bus pernešamas į būsimą gyvenimą. Žinoma, galite pririnkti daug kitų įspūdų į būsimą gyvenimą, tačiau ką jūs po to su jais darysite? Štai kur klausimas. Darysite tą patį. Aš net nenoriu filosofuoti šią temą. Tie iš jūsų, kurie jau turi patirtį praktikoje, nedidelį, puikiai suprantate, apie ką kalbu. Taip joga veikia. Jie keičia jūsų energiją. Todėl, jeigu pas mus vis tik neužtenka motyvacijos, protų, tai mes suprantame, kad reikia, tačiau niekaip, nesigauna. Eikite tuomet į grupę, užsiiminėkite grupinėmis praktikomis. Grupė tai realus išsigelbėjimas. Nepriklausomai nuo to, kokia pas jūs patirtis. Nepriklauso nuo to, jūs mokytojas ar ne. Galvojate, jogos mokytojams lengva. Jie vaikšto į grupę užsiiminėti, vaikšto. Jiems lygiai taip pat nelengva. Būna, kad netgi labai, netgi blogiau būna. Jie taip pat vaikšto užsiiminėti. Grupinis užsiėmimas. Šis centras specialiai jums padarytas. Prašau, ateikite. Tai yra, mes stengiamės, dėjome pastangas, viskas dėl jūsų. Kodėl? Čia jau pradėjo formuotis unikali atmosfera. Čia nėra jokių blaškančių faktorių. Čia nieks nešoka, neklauso muzikos, nepardavinėja kažkokių, nežinau, gėrimų, ten alkoholinių ar kažko kito. Čia nėra baro, čia nėra tusovkių, čia tik praktika.
Моя личная Ir рекомендация, mano если есть asmeninė возможность, rekomendacija, приходите jeigu yra в galimybė, Пранам. ateikite draugai Потому į что Pranam, здесь nes čia йога, joga по сути, apie здесь только esmę. о практике. Čia joga То, tik что apie мы говорим в praktiką. семинарах, Ką то mes мы kalbame занимаемся. per seminarus, tuo mes Никаких ir užsiiminėjame. Jokių тантрических tantrinių вещей, dalykų, никаких jokių йог jogų su с бокалом, bokalais, никаких jokių танцев šokių на ant шестах stulpų здесь нет, čia nėra. принципиально не бывает. Iš principo nebūna. Поэтому чисто Todėl йога. grinai joga. Групповые практики будут Grupinės поддерживать praktikos palaikys вас jūs в любом bet kokiu случае. atveju. Kai Когда pas jūs у вас nepakankama недостаточно motyvacija, мотивации, вы потом все jūs спасибо. paskui savo pasakysite Выходите, ačiū, берете себя imate save и несете ir в зал. nešate į salę. Сначала Iš pradžių немножко šiek tiek под su палки, да, paskatomis. вы боретесь с Jūs умом, вы su понимаете protu где-то внутри, suprantate часть kažkur вашего viduje, понимает, dalis надо, jūsų а другая часть viduje supranta, kad reikia, o kita sako, нет. nereikia, Ничего страшного, nieko проще. tokio, praleisiu. И вот когда вы Ir себя štai, kai jūs доносите до зала, danešate через save несколько iki минут salės, вы po kelių скажете minučių «Спасибо». pasakysite ačiū, Вот выдохните, koks знаете, palengvėjimas, какое облегчение, я смог это сделать. kad galėjau tai padaryti. Я выполняю Aš практику, всё atlieku прекрасно. praktiką ir viskas Колоссальное puiku. облегчение наступит. Ateina Какой же я visiškas молодец, я смог palengvėjimas, это koks сделать, у меня aš хватило сил šaunuolis. дотащить Galėjau себя tai до padaryti. зала. Pas mane užteko И зал valios вам будет jėgos помогать, atitemti группа save вам iki будет salės. помогать. Особенно Ir когда salė jums Я padedinės. почему сказал вначале много знакомых Jums лиц, grupė очень padedinės. хорошо. Когда Kodėl формируется pasakiau pradžioje более-менее daug pažįstamų коллектив, veidų? Labai gerai, kai formuojasi daugiau mažiau формируется не просто kolektyvas. так, это люди, Jis formuojasi которые ne šiaip savo. Tai žmonės, kurie занимались užsiiminėjo много жизней daug gyvenimų этим praktiką iki to Вот laiko. представьте себе, Įsivaizduokite, что kas происходит vyksta вокруг, aplinkui, сколько kiek galimybių возможностей для того, tam, чтобы куда-то kad kažkur слить, išvaistyti. ну ладно, не Na слить, gerai, ne išvaistyti, куда-то что-то kažką сделать, padaryti. что-то сделать пойти. Na, Да хоть по kad ir po магазинам ходить. parduotuvės vaikščioti. Миллион Milijonai возможностей. galimybių. Какой нормальный Koks человек normalus в žmogus воскресенье, да, atvažiuos į salę sekmadienį ir norės kentėti askezę arba klausyti kažkokių Вещи motyvuojančių dalykų. мотивирующие, между прочим. Да? Beje, Только тот, tik tas, кто kuris уже jau занимался. tuo И вот когда užsiiminėjo. такой коллектив Ir kai формируется, toks допустим, kolektyvas люди, formuojasi, iš esmės bet koks, каждый в этом kiekvienas коллективе tame будет друг kolektyve vienas kitam Если вы padedinės. и приходите Jeigu jūs в коллектив, patyręs для вас praktikas это ir будет ateinate į kolektyvą, jums tai bus atvirkščiai, žingsnis į priekį. Kai jūs užsiiminėjate patys su savimi, jūs sėdite savo ramiai sode ar bute, niekas jūsų neliečia, nors bute ten ypač sunku, ten aplinkui trešas vyksta. Ten gerai, jeigu savo kambarį išskyrėte, galėjote. Beje, jeigu pas jūs dar nėra savo vietos namie, jeigu nėra atskiro kambario, bent jau atsikovokite savo kampelį, dydžio kaip keli jūsų kilimėliai. Taip sėdėti ir pasakysite, tai jūsų kampas. Aš čia tiesiu kilimėlį, jūs prašau pakentėkite, tačiau aš tai darysiu. Man tai reikalinga. Būtinai raskite savo tokią vietą, kur užsiiminėsite. Taigi, kai jūs ateinate į salę ir jaučiate, kad salėje sunkiau jums, tai tam tikras augimo taškas. Jeigu jūs jogos mokytojai, patyrę, praktikai, suprantate. Tai vis tiek energijos mainai, o ji šiaip niekur nepasideda. Kai bendromis pastangomis mes tą energiją keičiame ir keliame, nuo to laimi visi. Nesvarbu, ar pradedantys praktikai, ar patyrę. Nuo to milžiniškas pliusas grupinių užsiėmimų. Grupiniai užsiėmimai duoda tobulėjimą ir pradedantiems, ir jau praktikuojantiems. Tai kaip mantra OM. Mantroje OM pastebima, kai sėdite vieni, tai toks OM. Galvojate, kad niekas neišgirstų, nes paskui pagalvos, kad kažkoks sektantas. O čia ateina, daleiskime, 20 žmonių ir sukuria tokią vibraciją. Prisimenate, taip, kai sėdime ratu ir kartojame mantrą OM. Kokia stipri vibracija. O kai 100 žmonių sėdi, žinote kaip? Pas mus čia buvo auroje, kai buvo jogos stovykloje ar kurse, atvažiuodavo 150 žmonių. Ir sferoje mes kartojame mantrą OM. Tai buvo labai stipru. Tai yra, ten erdvė vibruodavo kilometrais aplinkui turbūt. Tai ne juokai. Tai toks efektas nuo kolektyvinių praktikų, nes jie jūs motyvuoja. Aš stengiausi kaip galėjau. Tačiau realiai užsiėmimai salėje ne tam, kad mes ten kažko norime iš šio klubo. Tai pagalba jums. Palaipsniui jūs išmoksite, pas jūs pasikeis energija. Valios jėga jį pasireikš per tai. Jūs išmoksite atskirti, kas jums iš tiesų atneš naudą, o kas jums neatneš naudos arba atneš perspektyvoje netgi kažkokias problemas. Tiesiog nustosite save skatinti eiti ant kilimėlio, grubiai tariant.
Понятно, да? Suprantamas Разница между skirtumas индивидуальными занятиями и групповыми. tarp individualių ir grupinių užsiėmimų. Individualūs užsiėmimai, jie geri bendrame jūsų gyvenimo sraute, nes į salę neįmanoma nueiti kasdieną. Rekomenduojama tai patyrimo būdu. Daugelis metų įvairių salių aplinkos. Pas mus yra taip pat sukaupta didelė patirtis. 3 kartai per savaitę tam, kad jūs bent jau nebuksuotumėte. Vaikščiosite 1 ar 2 kartus, jūs trypčiosite vietoje, jūs buksuosite, patys pajausite. 3 tai jau optimalus dalykas. Daugiau gali būti tiesiog sunku, nes be to dar daug reikalų. Mažiau buksuosite. 3 optimalu. Dažniausiai užsiėmimai taip ir sudaryti jogos studijoje. Atkreipkite dėmesį, visos jogos studijos. Pavyzdžiui, pirmadienis, trečiadienis, penktadienis ar antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis. Kažkas tokio. Visą laiką 3. Tai efektyvus planas. Visą kitą laiką jūs turite tą patirtį, kurią jūs gavote grupėje, pas mokytoją, pas savo kolegas. Jūs turite pritaikyti jas namuose, padaryti savo erdvę. Ištiesėme kilimėlį ir užsiiminėjame savarankiškai, kai nėra galimybės eiti į salę. Yra galimybė, prašau, ateikite į salę. Taip pat jūs išmoksite nustatyti savo sąžiningai beje, ne kai protas susitarinės su jumis. Dabar mes tai aptarsime, o sąžiningai išmoksite susitarti, kaip jums atlikti praktiką namuose ir salėje. Ir čia kaip tik klausimas. Pakentėjai, paskui gavai bonusą. Tai yra kančia ir malonumas. Čia buvo toks klausimas aptarti šią temą, nes iš tiesų, kas mus motyvuoja kentėti ir dėti pastangas? Tai kažkoks skanus rezultatas priekyje. Jis ten priekyje ir mes galvojame, dabar paužsiiminėsiu, o paskui man bus gerai. O būna situacijos atvirkščiai, kad pradžioje jūs sėdite ir tingite ir visaip tenkinate savo norus, o paskui jums reikia eiti ant kilimėlio ir keisti save. Kaip galvojate, koks variantas paprastesnis? Geriau pradėti nuo kilimėlio tikriausiai, nes kai jūs jau aptingę, patenkinti, sotus, ant kilimėlio jums bus eiti gerokai sunkiau. Yra šansas nedaiti. Taip, yra šansas nedaiti. Šiuo atveju buvo klausimas apie tai, buvo konkreti formuliruotė. Daleiskime, sudaroma diena. Paimkite šį sekmadienį. Aš įprastai valgau 2 kartus per dieną, tačiau po seminaro valgau 1 kartą per dieną, nes jeigu valgysiu 2 kartus, ateisiu su pilnu pilvu į praktiką. Tai blogai. Valgyti 1 kartą per dieną, man tai iš esmės ne problema. Ne kiekvieną dieną. Tai netgi gerai kūnui. Naudinga. Ir įsivaizduokite, jūs galvojate, ar eiti vakare į praktiką, ar pasilikti namuose ir gerai pavakarieniauti. Po 6 pavalgyti. Tai skaitosi normalu, nors iš tiesų vakare valgyti tai iš viso kenksminga. Tačiau jeigu jūs po darbo ateinate po 6, galima ten perkasti kažkokią light versiją. Tačiau stovi tokia dilema, tai ne juokas, žmogui stovi dilema, jis grįžta iš darbo, piktas ir alkanas, pavargęs, tikrąja to žodžio prasme. Ir pas jį ten, žinote, reikia nueiti į salę. Tačiau aš juk alkanas, jis grįžta namo, prisivalgo, tampa sotus, patenkintas ir tingus, ir tuomet jis į jogą jau neis. Teisingai? Aš jums siūlau pabandyti savarankiškai, kad netikėti žodžiais, kas bus. Kas liečia mitybą? Tai atskiras klausimas, žinoma. Ką daryti vakare, kaip nepersivalgyti ant nakties ir kokį sudaryti savo mitybos planą, kad palaikyti ir organizmo būklę, kad jis gautų pakankamą kiekį vitaminų ir nutrientų ir kad vienu metu jūs nepersivalgytumėte. Klausimas kitas. Beje, atvažiuokite į jogos stovyklą, tikriausiai vėl šiais metais darysiu paskaitą apie mitybą. Ten tikriausiai bus ir nutriciologija su ajurveda. Šios klausimus visada galima aptarti atskirai. Tai ne problema. O iš tiesų, jūs turite sudaryti savo mitybą ir dienos grafiką dar iki jogos, prieš užsiiminėjant jogą, nes kitaip tiesiog bus sunku. Aš prisimenu puikiai, patyriau gyvenime, grįžti 8-9 vakare ir pas tave vakarienė, ar ten naktį kažkas vyksta.
Еще при этом dar это ryte уехать eini į работать, darbą, а там у тебя ten где-то pas по tave дороге pakeliui завтрак, kažkur pusryčiai, причем совсем beje, нездоровый. visai nesveiki. Какая там Kokia йога? ten joga? То есть у тебя будет Tai такая yra, энергия, pas tave bus tokia energija, kad apie jogą net neprisiminsi, не услышишь, neišgirsi не увидишь. ir А это nepamatysi. сильно очень O tai влияет labai на stipriai ваше daro распорядок įtaką дня, jūsų ваш dienos образ жизни. režimui, Я не говорю, jūsų что нужно mitybą. стать супераскетом, Nesakau, kad если reikia в tapti день super 10 asketu, раз valgyti vieną kartą per dieną ir vietoj Я говорю antro о том, valgymo что eiti į просто jogos это не должно salę visą laiką. ограничивать, Ne, понимаете? sakau apie tai, kad Не jūsų tai должен neturi ограничивать riboti. какие-то ваши пристрастия Suprantate, вкусовые, какие-то jūsų ваши neturi другие riboti kažkokie jūsų привычки. skonio potraukiai, įpročiai. Это ум Tai ваш с jūsų вами protas su будет jumis договариваться и susitarinės ir sakys, Ну, вот я aš обычно вот įprastai делал dariau вот это tai вот vakare, вещи, да, daleiskime допустим, filmą кино žiūrėjau. Taip, Да? Смотрел žiūrėjau фильм? filmą vakare. Смотрел. Žiūrėjau. А тут надо O йогой čia reikia заниматься. jogą užsiiminėti. Вот, ум Protas, тоже žinoma, бунтовал. maištaus. Ну, чуть позже об Tačiau этом, šiek когда tiek vėliau, энергия kai energija успокоится, pas вы jūs осознаете, что pasikeis, это не jūs просто привычка, suvoksite, это было ваше kad tai ne tik ограничение. įprotis, o Понимаете, tai buvo подножка jūsų определенная, которая apribojimas, вам мешает tam tikra развиваться. padnoškė, kuri jums trukdo vystytis. Возможно, даже Tai и не įmanoma плохо, netgi ir качественно nėra blogai. развивающий Žinoma, фильм jeigu jūs смотрите. prasmingus tobulėjimo filmus Возможно. žiūrite, galimai, taip, Но вы, когда tačiau jūs, kai keičiate savo sąmonės darbą, jūs pradedate matyti šios kabliukus ir šios įpročius ir suprasti, kad tai ne tik tai, su kuo jūs gyvenate. Gyvenate ir viskas normaliai, pripratote, kad mes tokie, pas mus viskas va taip, o kad tai yra ne tik įprotis, o jūsų apribojimas. Pagrindinė jogos užduotis - tai įveikti apribojimus. Čia vėlgi, jums svarbus momentas. Ar galėsite įveikti šį apribojimą, ar ne? Bus sunku, ką galiu jums pasakyti. Ateikite į salę, grupė jūs visada palaikys ir supras. Taigi, lygtais apie viską pakalbėjome, apie jogos sutras pakalbėjome. Dar vienas svarbus momentas pabaigai, kurį norėjau pasakyti. Tai praktikos tikslas. Kokie pas mus gali būti praktikos tikslai? Suprantama, mes neaptarinėsime, kad mes ateiname ant kilimėlio tam, kad sulieknėti ar patvarkyti sveikatą. Na, sveikatą dar galima tam tikrose pirminiuose etapuose, galima užsiiminėti sveikatą. Kokie pas mus praktikos tikslai? Kas mus gali motyvuoti? Be nušvitimo. Energijos pakelimas. Taip. Качество этих энергий, которые уже имеются и наработаны. Pakeisti sąmonės darbą, sakykime taip. Išvystyti sąmoningumą. Sąmoningumas. Puikus dalykas. Sąmoningumas. Jautrumas. Taip. Taip pat svarbus dalykas. Kuo subtiliau jausite aplinką, tai priklauso nuo to, kaip pas jūs teka energija. Kuo subtiliau jausite, tuo adekvatesnius veiksmus galėsite daryti santykyje į aplinkinį pasaulį. Suprantate? Taip. Pats paprasčiausias pavyzdys. Konfliktai. Daleiskime. Dažniausiai kažkokie konfliktai, bet kokiame lygyje, asmeninėme, visuomeninėme, šeimininiai, vyksta tik dėl to, nes žmogus klauso tik pats savęs. Pas jį štai aura tokia. Jis toliau nieko nemato. Jis nejaučia kito žmogaus, nesupranta, ko jis nori tik aš. Ir du tokie aš ateina ir pradeda daužytis. Nieko gero nesigauna. Įdomus momentas, svarbus momentas apie sąmoningumą, apie suvokimo vystymą. Tik nesupainiokite su jausmingumu. Kaip tai sakyti? Ne pojūčius, ne pojūčių jėgą, o kokybę. Sakykime taip, suprantama kalba, auros plotis. Tai galima ne visai taip, bet suprantama, ant kiek subtiliai ir teisingai jaučiate erdvę aplinkui, žmonės aplinkui. Jūs geriau orientuositės, suprasite, kad čia taip, o čia kitaip, ir kaip jums geriau šioje situacijoje elgtis. Štai ką duoda joga. Ne tai ten kažką, filosofija kažkokia apie nušvitimą. Joga duoda tokį galingą upgrade'ą jūsų įprastam gyvenimui. Jūs net daug efektyvesni tapsite. Štai kame dalykas. Būtent tokie tikslai. Kodėl sakiau apart nušvitimo? Turbūt suprantamas dalykas, nes palaipsniui mes tampame vis šviesesni. Arba pradedame šviesti, arba bent jau atspindėti šviesą, o ne būti kažkokia tamsiaja skyle, kuri į save
siurbia viską be galo. хотя бы отражать для начала Bent jau свет, atspindėti šviesą pradėti, kuri kyla nuo kažkokių didingų mokytojų, nuo erdvės, почтелет пространства ir tuomet patys palaipsniui tampame šios šviesos šaltiniu aplinkiniams. для окружающих. Ir pasaulis aplinkui tampa šviesesnis. Todėl, draugai, joga tai svarbu. Ieškokite savo vietos kilimėliui, ieškokite savo erdvės, ieškokite laiko, bet kokios motyvacijos, kurias jūs galite savo sugalvoti. Aš jums sakau, kai tik jūs save atnešate iki praktikos, paskui iš karto pasakysite ačiū. Arba yra dar viena puikia frazė, kai jūs patalpinate save į askezę, jūs išlaisvinate save nuo kančių, problemų ir sunkumų. Askezė tai pašalins. Pas mane tikriausiai pagal planą viskas. Dar vienas momentas. O sakykite, dėl viržmogiškų gebėjimų. Tai šaltinis efektas. Taip, tai nėra nepageidaujamas dalykas, tačiau tai neturi būti tikslas. O puikybė, na, tai nėra viršmogiškas gebėjimas. Tai ir taip pas mus yra. Puikybės ir taip pas mus pilna. Sitchos tai nepageidaujamas efektas. Tai nepageidaujamas efektas tuo atveju, jeigu jūs jas demonstruosite ir sieksite jų. O taip, na, čia tas pats, kas pasakyti, jog špagatas yra nepageidaujamas užsiimant asnomis. Čia panašiai tas pats. Tiesiog paaiškinu, kodėl tai sako. Nes sitchomis piknaudžiauja. Štai kodėl sako, kad nepageidaujama. Ir jis tai sako todėl, nes sitchos yra kliūtis praktikui, milžiniška kliūtis. Būtent todėl jis rašo, kad nepageidaujama. O taip, iš tiesų, tai nieko blogo nėra, jeigu jūs tapsite labiau atsipalaidavę fiziškai ir dvasiškai. Daleiskime, visa tai sitchos. Tai puiku. Bet kokios. Atjauta. Pavadinkime pačią geriausią sitchą. Atjauta. Pati geriausia. Pati geriausia asmenybės savybė. Vieno žinomo budistų mokytojo knygoje skaičiau, kuris kaip tik paaiškino, ten buvo atsakymai į klausimus iš auditorijos. Knygoje, pabaigoje knygos, ten jo taip pat klausė apie sitchas. Jis sako, tai įprastos sitchos, levitacija, praėjimas per sienas, tai įprastos sitchos, o yra aukščiausios sitchos, tokios kaip išmintis ir atjauta. Jeigu pagalvoti, tai iš tiesų taip ir yra. Tai yra tos savybės, kurios padės jums adekvačiai gyventi, kurios jums padės nekaupti karmos, padėdinėti aplinkiniams, gerokai geriau nei visa kita. O iš tiesų, tai tik instrumentai, kas pas jūs be pasireikštų, kūno kalbos ir proto savybės, viskas, kas be pasireikštų, tai tik instrumentas jums, o ne tikslas. Ne tam, kad dalintis gražiomis nuotraukomis arba pinigus rinkti iš levitacijos cirke. Tai kvaila. Jeigu kažkas pas jūs pasireiškia, panaudokite tai geroviai. Jeigu jūs to nedarote, tai reiškia, kad jūs dar jogos nesupratote. Tai jama. Tiesiai į pačią pradžią grįžtame. Tačiau iš tiesų, tai iš tiesų kliūtis. Kai energija pradės kilti, ji valo mūsų turtingą vidinį pasaulį ir iš ten dėja gali pasireikšti visiškai ne sitchos pradžioje, o niekšybės visokios, kurios jums bus nelabai malonios. O tai, kas kūno lygyje, tai įprastai gėlytės. Tai, kas bus vidinėme pasaulyje, kas buvo 10 dienų vipasanoje. Štai jūs puikiai žinote, kas ten pirmas dienas vyksta. O, kokie mes geri pirmas dienas. Kažkam ir 10. Jie paskui patys pasakoja pabaigoje, kai pas mus atsiliepimai po retryto. Jie patys pasakoja, kas su jais vyko. Visos žemutinės čakros ir pyktis, ir dirglumas. Viskas. Visas žiaurumas išlenda. O paskui, kai išlenda, tampa lengviau. Bendromis pastangomis tai pradirbame. Taip, bendrai apie sitchas. Ir prašau, kaupkite asmeninę patirtį. Kuo daugiau pas jūs asmeninės patirties praktikoje, tuo labiau kryptingi jūs tampate ir jums taps viskas aiškiau, kaip tai naudoti, kaip pradžioje kalbėjome. Galbūt yra kažkokie esminiai klausimai? Pas mus po kelių minučių mantra.
части какие-то попрактиковал, сбалансировал, до 89 условно реакций. И раз не успел, пришел с тем возникло беспокойство. Если не сломался, как уступил. Ну, не Na, бывает так, чтобы nebūna taip, успокоились kad раз и nusiramintų kartą ir visiems laikams. постоянно Visą будут laiką говорить. atsiras. Понимаете, Jeigu если mes бы su мы с вами jumis сидели sėdėtume где-то oloje, в пещере, знаете, kaip как tie те же mahasithai, махасидхи, да, и ir вокруг aplinkui вас jūs nebūtų никаких visiškai jokių совершенно grubių других energijų, лишних jokių kliučių, плотных энергий, да, никаких препятствий, вы не с jūs su ними nieko общаетесь. nebendraujate, Там на ten время kažkuriam какое-то, laikui, да, kol pas пока у jūs вас yra тапас есть, tapaso, да, вы jūs сможете, galėsite да, sėdėti сесть в retryte, да, atsiskyrime уединении, и ir там, ten возможно, вы galimai на tam какое-то tikram время, на laikui, время, не на совсем, laikinai, решите все išspręsite свои visus беспокойства, savo все свои nerimus, страхи, baimės, сомнения, abejonės, раздражение, dirglumus, все вот этот негатив, visą вы tą на время negatyvą решите. laikinai Но išspręsite. он всё Tačiau равно grįžtame, возвращается, потому что, nes gyvename во-первых, sociume социум ir visą во-вторых, laiką регулярно mainomės меняется energiją. энергия. Плохо Ar ли tai это? blogai? Это Tai yra хорошо. gerai. Знаете почему? Žinote kodėl? Кто Kas знает žino почему? kodėl? Потому что практика с каждым разом становится сильнее, когда переработает сильнее. И Ir, Становится сильнее. ir, дальше что kas toliau происходит? vyksta? Точно. Tiksliai. И когда сильный Ir kai практик stiprus praktikas продолжает toliau делать то, tęsia что он daryti делает, tai, ką jis daro, обменивается энергией с mainosi окружающим миром, energiją это su каждый aplinkiniu pasauliu, Ну, tai живем vyksta этим. kiekvieną dieną. Мы всё время Mes gyvename живем, šiame каждый pasaulyje, день. mes visą laiką И когда mainomės сильный energiją. практик Ir kai становится stiprus сильней, praktikas tampa он начинает stipresnis, влиять на jis окружающее pradeda daryti пространство. įtaką aplinkiniai Я имею в erdviai, виду не žmonėms. подчинять их Turiu себе, не mintyje ne манипулировать ими, valdyti а juos, обменивать ne с ними manipuliuoti энергию, jais, перерабатывая o за счет keičiantis su своей jais практики, он energiją, начинает менять perdirbant природу. dėka И savo вокруг praktikos, него jis качество pradeda других keisti людей, pasaulį понимаете, как aplinkui. меняется. Ir Да, aplinkui магнитический jį магнит, kitų это žmonių другая energija часть. keičiasi. Намного Suprantate, увеличивается другая kaip поверхность. indukcija. Prineši To же самое. magnetą, jis prisimagnetina. Вы таким Tas образом pats. начинаете Tokiu būdu jūs pradedate jau dalintis делиться savo своей energiją энергией с su другими. kitais. Помните, мы Prisimenate, сегодня говорили, šiandieną kalbėjome, начинаете преподавать, pradedate vesti несите jogą, знания. nešti žinias. Самый простой Tai yra способ pats меняйте paprasčiausias себя, когда būdas. вы такой уже. Keiskite Когда лучшая save. версия Kai вас geresnė jūsų versija придет, и вы ateis работу į tą прощаете, darbą nei vakar, вся эта ваша visas работа, jūsų это darbas, почувствуете. kolektyvas tai pajaus. Она начнет. Jie pradės keistis. И Ir вам jiems тоже ten taip полегче. pat bus lengviau. Вот это Štai на tai самом iš деле tiesų yra самая pati крутая йога. kiečiausia И самая joga крутая сила. ir pačios kiečiausios Когда вы sithos, научитесь kai jūs вот таким išmoksite образом не tokiu просто būdu выживать, ne tik да, išgyventi, станете o сильным tapsite практиком, stipriais praktikais, который kuris сломается nesulūš внешними nuo обстоятельствами, išorinių а будет aplinkybių, еще и o tokiu таким būdu образом savo сильным praktiką практиком. dar ir kitiems padidinės. Поэтому Todėl это tai намного daug лучше geriau сидеть в nei пещере, sėdėti когда вы oloje, активно kai jūs взаимодействуете aktyviai с sąveikaujate взаимодействуете su с другими kitais людьми, žmonėmis, меняетесь, keičiate su jais обмениваетесь energiją и ir ваш svarbus внутренний momentas, голос и поток paskui этой galite tą энергии energiją transformuoti per asmeninę через личную praktiką. практику. И Ir это tai прям paskutinis вот последнее momentas. предложение, это прям Tai jogos esmė. прям итог йоги. Да, Štai вот точно, teisingai. вишенка на торте. Vyšnia ant torto. Друзья, Draugai, терпим и kenčiame ir прикладываем dedame усилия. pastangas. Желаю вам Linkiu jums успеха, sėkmės praktikoje. Žinoma, спокойствия, ramybės ir и sąmoningumo. осознанности. Ir И ateikite, prašau, приходите, užsiminėti. пожалуйста, Mes visada заниматься. džiaugiamės Мы jumis, всегда вам рады. visada palaikysime ir kartu Поддержим, paužsiminėsime. занимаемся. Mūsų online Наши žiūrovus taip pat наши kviečiame онлайн į зрители centrą тоже приглашаем в Pranam. центр Pranam. Visada Мы jūsų всегда вам laukiame. рады. Приходите, чтобы Ateikite, йога kad была joga только jums būtų онлайн ne tik online, и tačiau ir живой. gyvai. Labai Очень gerai, хорошо, kad что pas mus появилось pasireiškė это šį пространство. erdvė. Последние Paskutiniais годы metais buvo было labai очень sunku su трудно. salėmis, А с залами buvo были kažkokios какие-то krizės, кризисы, kažkokie dalykai. вещи. Dabar Сейчас mes vėl мы atgaiviname возобновили salės традицию tradiciją, зала, kad чтобы ne не tik только online онлайн būtų, был, tačiau но ir и salė tiems, зал для тех, кто kas gali может доехать. atvažiuoti. Благодарю всех за Dėkoju внимание. visiems uždėmesį До ir новых iki встреч. kitų susitikimų. Om.